Kompas užsikrovė, tai tada taip, įeinate į pagrindinį kompą, įroti meniu, jeigu jisai pakeitus tą folderį, kurį rašiau mailų užsikrovė, atsiverčiat, čia spaudžiat bet kokį mygtuką, galit pasidaryti system checką, kad būtų viskas ok, bet ką reikia dar pasitikrinti, tai eiti į installation, tada F5 signal setup, ar uninstall, N turi būti visą laiką, N, spaudžiat ne, enter. Ir tada, ką jums reikia padaryti, tai užkrauti inputo ir outputo modulius ir juos patvirtinti. Tai jūs einat tada į input serial communication ir einam į IOMAN configuration. Čia jums užkraus modulius, bet pas mane čia dabar netitiks su jūsų, spaudžiat F1, tai yra load, kairėj viršui. Spaudžiam F1, čia pas mane jis nieko nerado, pas jumis išmes sąrašą ir biški palaukiam, kad jisai užkrautų ir tada press any key rašo, pavyzdžiui, spaudžiam enter ir tada patvirtinam su F3. Yra F3 save, spaudžiam F3, tada jisai užsaugos ir vėl press any key, tarkim enter. Ir galim išeit. Tada einam identiškai į output, padarom tą patį. Serial communication, IOMAN configuration, enter. Vėlgi tas pats. Užkraunam F1. Palaukiam, kol užkraus. Kaip minėjau, pas mane čia nieko nėra, nes tik tai kaip toks pilotinis demo dosas ant kompo. Užkraus, tada press any key. Pavyzdžiui, spaudžiam enter ir vėl F3 to save. F3. Ir kai užsaugos, press any key. Išeinam ir tada nueinam į program. Ir program logger, yes, no. Paspaudžiam yes, tai yra Y. Viskas. Šitą vietą padaryta. Ir tada galim grįžti atgal, galit prasileisti system checką, jeigu viskas ok, einam į measurement ir start. Turėtų būti viskas good.